Pone pirmininkė, pone vyriausioji įgaliotinė, metinis žmogaus teisų pranešimas visada tampa unikalia galimybė Europos Sąjungai, jos politikams ir žmogaus teisų gynėjams išsakyti viziją pasaulio, už kurią liberaliosios demokratijos pasiryžusios kovoti idėjinės kovas, kuri mus artintų į tikrovę, kurioje valstybių bendradarbiavimas ir partnerystė grindžiama ne vien ekonomikos pajėgumu, turtingais gamtos ištekliais, saugumo interesais ir išmintingais kompromisais tarp istorinių bei moderniųjų skirtybių, bet visų pirma visuotiniu pripažinimu, kad žmogaus gyvybės vertė, orumas ir teisės yra esminis ir pagrindinis valstybės civilizuotumo ir patikimumo kriterijus, kad žmogaus teisės nėra ir negali būti derybų objektas ar ekonomikos įkaitas. Mes turėjome istorinę galimybę įsitikinti tuo, kad laisvės ir orumo siekimas nėra vien moderniojo vakarų pasaulio išradimas, kad tai yra visuotinis žmonijos siekis, spontaniškai ir per akimirką, net ir be jokios rafinuotos politikos ir filosofijos suartinanti žmoniją visame pasaulyje. Tai arabų pavasaris, su didžiulė jėga prasiveržęs laisvės ir demokratijos siekis, kurį pagristai galima lyginti su tokiais didžiaisiais mūsų artimos istorijos įvykiais, kaip Rytų Europos tautų laisvės kova ir didieji žmogaus teisų sąjūdžiai nuo Andrėjaus Sacharovo ir jo bendražygių Rusijoje iki solidarumo Lenkijoje. Kaip būsimam pranešėjui, man teks nelengva užduotis pabandyti įvertinti arabų pavasario dėka Europos išmoktas pamokas ir analizuoti šių pamokų pasekmes bendrajai ES žmogaus teisų politikai ateityje. Tiek arabų pavasaris, tiek kiti praėjusiųjų metų įvykiai vis labiau atskleidžia informacinės technologijos galias ir žodžio, žiniasklaidos, socialinių medijų svarbą demokratinėms revoliucijoms ir demokratijos pažangai. Todėl savo pranešime negaliu nepaminėti praėjusiųjų metų svarbių įvykių Baltarusijoje bei labai prastos žmogaus teisų situacijos Tibete, kuri tiek mano grupiai, tiek mano ir visam parlamentui kelia nerimą ir kurią reikia kelti ES lygmeniu. Pone pirmininkė, pone įgaliotinė, metinis žmogaus teisų pranešimas ir Europos parlamento bendradarbiavimas su jumis turi tapti galimybę drąsiai pažvelgti į Europos ir pasaulio ateitį, nes būkime atviri ir neslėpkime šito, retrospektyvus kalbėjimas pranešime, apžvelgiant 2011 metų padėtį pasaulyje, bus ne kas kita, o ir žmoniškumo strategijas. Dėkoju.